Kiekvienas verslininkas, lygiai taip pat vykdantis bet kokį kitą verslą arba vykdantis elektroninės prekyvietės verslą, turi žinoti esminę taisyklę. Tai yra pelningas verslas lygu teisėtas verslas. Ir kaip ir kitus teisinius santykius, taip ir elektroninė prekyvietė reglamentuoja teisės aktai ir verslas turi juos žinoti dar prieš pradėdamas vykdyti veiklą. Taisyklių nesilaikymas lemia tam tikras rizikas ir tam tikras sankcijas ir pasiekmes, kurias gali patirti verslas. Tai tarkime baudos arba kraštutiniu atveju netgi prekyvietės blokavimas. Baudos yra reglamentuotos tarptautiniu lygmeniu, ES lygmeniu ir jos gali siekti net iki 2 milijonų eurų. Žinoma, tai turi būti pažeidimai, kurie yra paplitę tarptautiniu mastu. Lietuvoje tie pažeidimai sankcionuojami kur kas mažesnėm sumom. Taigi dažniausiai verslas sankcijų sulaukia už nesąžiningą komercinę veiklą. Tai kas yra nesąžininga komercinė veikla? Nesąžininga komercinė veikla yra bet kokia verslo vykdoma veikla, vykdant elektroninę prekybą. Tai yra siūlymas, prekių tiekimas. Visa tai yra reglamentuota vėlgi ES lygmeniu ir ES yra nustačiusi konkrečias gaires, kada laikoma veikla nesąžininga. Tai pavyzdžiui, netinkamas ir neteisėtas reklamos skleidimas, prekių reitingavimas netinkamas elektroniniai prekyvietei, skelbimas apie akcijas netinkamas, tai yra 30 dienų taisyklė. Negalite klientui teikti kaip papildomos naudos tų sąlygų, kurios yra nustatytos įstatyme, pavyzdžiui, kaip garantijos suteikimas. Negalite klaidinti vartotoją teigdami, kad jūs baigėte veiklą ir išsiparduodate savo prekes, kas iš tikrųjų yra melaginga ir jūs toliau tęsite veiklą. Negalite klaidinti vartotoją teigdami, kad prekę tam tikrą kainą galite įsigyti tik tai iki vidurnakčio, nors sekančią dieną arba po kelių dienų jūs tą prekę parduodate vėlgi su ta pačia nuolaida. Taip, tai elektroninę prekybą vykdantis verslas turi žinoti ir reitingavimo reglamentavimą, tai yra ES mastu reglamentuotos taisyklės, kurių turi būti laikomas elektroninėse prekyvietėse. Jos yra sukurtos tam, kad apsaugotų vartotoją nuo klaidinimo ir nuo to, kad vartotojas galėtų pats priimti sprendimą nepaveiktas neteisingos informacijos. Tai yra reitinguojant prekes savo internetiniai prekyvietei, vartotojui turi būti aiškiai nurodyta, kokiais kriterijais remiantis tos prekės reitinguojamas. Ar pagal kainą, ar pagal pristatymo terminus, arba pagal kitus kriterijus. Jeigu reitingavimas vyksta pagal užsakomą reklamą, tai turi būti aiškiai iškomunikuota vartotojui, kad jis matytų, iš ko jisai renkasi. Atsiliepimo tikrumas vėlgi yra sritis, kurioje dažnu atveju verslai gauna įspėjimus arba netgi sankcijas. Verslas, elektroninių prekyviečių verslas turi užtikrinti, kad atsiliepimai, kuriuos jie viešina savo klientams, būtų pateikti tų vartotojų, kurie įsigyja prekes. Tai yra negali būti atsiliepimai netikri. Lygiai taip kaip teigiami atsiliepimai, lygiai taip pat ir neigiami atsiliepimai, galimybė teikti dvejopus atsiliepimus vartotojams turi būti užtikrinta. Ir jeigu verslas gaus kreipimas iš valstybinės institucijos su prašymu patikslinti, ar yra užtikrinama galimybė vartotojams gauti tiek teigiamus, tiek neigiamus atsiliepimus, verslas turės tos įrodymus pateikti, įskaitant ir IP adresus ir kitas priemonės tam, kad būtų galima įsitikinti atsiliepimų tikrumu. Įstatymas reglamentuoja pristatymo terminus, tai yra 30 dienų, ir verslas turi suprasti, kad jei jisai neinformuos vartotoją apie ilgesnius
pristatymo terminus, jisai gali sulaukti sankcijų. Ir Lietuvoje buvo ne vienas pavyzdys, kada nepristačius per 30 dienų buvo gaunamos baudos už įstatymų pažeidimus. Taigi, jeigu jūs vėluosite pristatyti arba pristatymo terminas yra ilgesnis negu 30 dienų, būtinai apie tai informuokite iš anksto vartotoją. Teisė yra skirta ne tik problemams spręsti, tačiau ir jų išvengti. Todėl dar prieš iškilus problemai siūlau kreiptis į specialistus arba patiems pasidomėti, kiek tai jūs gebate apie teisinį reglamentavimą jūsų norimos vykdyti ar jau vykdomos veiklos.